tonikas. Šis purškiamas veido tonikas irgi yra mano favorituose. Kodėl? Todėl, kad jisai yra greitas. Aš mėgstu iš ryto atsikeliu, nusiprūsiu ir kartais tiesiog greitai, aš kaip vyras, tai paimu, taip faina, jisai fainiai pasiskirsto, labai iš karto jaučiu, kad nurimsta oda, toks neperiebus, saugus, man patinka. Aš kaip ir greitis. O kaip tau patinka šitas tonikas? Šitas veido tonikas, jisai asocijuojasi su dviem žodžiais. Tai yra gaiva ir šviežumas. Todėl, kad jo sudėtyje yra agurko ekstraktas ir aloe vera, tai būnant atostogose, kai kaitina saulė ir veidui tikrai trūksta tos drėgmės, gaivumo, su švelne dulksna galima veidą labai lengvai ir paprastai atgaivinti. Ir kitas fainas dalykas, kadangi šis veido tonikas yra purškiamas, jį užpurškus ant veido nereikia trinti delnais ar pirštais, jisai tiesiog susigeria, išdžiūsta ant veido ir toliau mes tepame produktus, kurie seka po veido toniko naudojimu. Žinai, aš prisimenu, mes su tavim važiavomgi prie jūros ir, labai daug deginomės ir kadangi aš pasakiau, kad aš nemėgstu tų kremų su ultravioletais ten, nes man jie tokie cheminiai, tai mes labai šitą naudojame, ar ne, po saulės? Labai. Ir gali purkšti kiek nori, niekada nejausi, kad kaupėsi kažkas ant veido odos, kažkoks purvas sluoksnis ar šiaip kažkoks produktas, kurio, tarkim, per daug užsitepi ir po to lyg jausmas yra toks, kad nori nusiprausti veidą. Mes jį naudojam labai, ypač visą dieną, kaip mėgstam pabūti, ar ne, tai po dienos, nes oda labai greitai atsigauna, iš karto taip išmiegi ir, oda normaliai nebeperšti jau, kas yra, ar ne? Ir labai vienas svarbus niuansas yra, kadangi mūsų Enzo kosmetikoje yra ne tik veido tonikas, bet ir CBD serumas, veido tonikas padaro taip, kad aktyvuotųsi veido serumo funkcija, kad jisai pradėtų veikti. Tai juos naudojant kartu yra labai geras derinys.